Ir Antanas Kandrotas. Labas rytas, noriu pranešti, kad vakar buvau Mes negirdim jūsų, Kandrotai, įsijunkite garsą. Noriu pranešti, kad vakar buvau sumuštas policijos pareigūnų, manęs čia dabar jau išjungė pareigūnė mikrofoną, praskelta nosis, sumuštas veidas, atsisakoma suteikti medicinę man pagalbą, svaigsta galva, visą naktį vėmė. Ir tikrai sunkiai orientuojas aplinkoje ir jaučiuosi labai blogai. Pareigūnai daro viską, kad nei teismas nieks nesužinotų, tik pradėjau kalbėti, šalia sėdinti pareigūnė taip pat išjungė mano mikrofoną. Tai prašau teismo imtis priemonių, nes vakar prašiau kviesti greitąją pagalbą, šiandien ryte prašiau kviesti greitąją pagalbą. To efektyviškai nėra daroma. Kandrotas, ačiū Jums, mes Jūs supratom. Aš Jums tik išaiškinau, kad Jūs turite gynėją, kuris puikiai viską girdėjo ir tikrai Jūs. Labą vakarą. Labas vakaras, kas nutiko? Žiūrėkit, esu Kaune gyvenu, kaunietis, ta prasme, šiandien per internete mačiau, kad Antanas Kandrotas per teismą buvo sumuštas ir skundėsi, jog jam neiškviečia greitosios. Jis yra įkalinimo įstaigoje, toje, kurioje technikos gatvė Kaune, kur yra. Taip. Tai vat tenais jis yra ir skundėsi per teismo posėdį, per nuotolinį teismo posėdį, kad jis sumuštas policijos yra. Buvo visas matėsi smurto žymės ant veido, galva sudaužyta. Skundėsi, kad blogai jaučiasi, svaigsta galva, kad visą naktį vėmė ir kad jam pareigūnai neiškviečia greitosios pagalbos. Įtariam, kad... Kada iš čia matėte, prieš kiek laiko? Čia buvo ryte, apie 12 kažkur tai valandą dienos. Tai dabar klausimas, ar buvo greitoji nuvykus pas jį ir ar sveikata patikrinta. Pranešu Jums dėl to, kad nebūtų paskiau taip, mes nežinojom, negalėjom imtis priemonių, o kai sužinojom, jau buvo per vėlų. Tai pranešu dabar, kad žinotumėt ir patikrintumėt situaciją. Ir šitą pokalbį įrašą aš darausi. Iš tikrųjų, jeigu bus problemų ir jisai, jo sveikata nukentės ar dar kažkas, žinokit, tas nenutils taip gražiai. Gerai, mes perduosim informaciją policijos pareigūnams. Ačiū už skambutį, viso gero. Viso ramios nakties Jums. Jums taip pat. Neapsidžiaugia ir dabar netgi jau žinok, net ir tie, kurie tavęs nepalaiko, jau pamatė, kad ta prasme jau čia taip negali būti ir neturi būti. Bet tai mentai, atsinokė visas sudaužęs, triukės suplėšęs, žiauriai, tie vaikai reikia staugia. Yra viena idėja, kad rašyti pareiškimą ant policininkų, kurie pavogė tavo telefoną. Taigi atėmė iš manos rankų telefoną, man atneša. Sako, pasirašyk priėmimo perdavimo aktą, aš dar durnius pasirašiau, po to sakau, biškį atneš, man reikia tekstą sulyginti. Tik tai jie tik padavė man į rankas, tik per pusę sekundės atkutų paleidau. Sakau, kokiu pagrindu? Sakau, iš mano žmonos rankų atėmė tą telefoną, jinai filmavo. O ten nusifilmavo, kad atėmė tą telefoną? Jo. Atimtas telefonas be pagrindų, nes tai nėra ikiteisminis tyrimas ir tai jokie įkalčių rinkimai ir jokio teismo nutarimo, kad atimti telefoną nėra. Tai buvo įvykdyta atviras plėšimas, vagystė su išpoliu ir tai padarė pareigūnas. Tai va tokį, jie vieną galvą turės atiduoti už šitą veiksmą. Žodžiu, bet visuomenė pamatė, telikai rodė ar telikai ignoravo šitą? Rodė, telikai pradėjo rodyti, bet žinok, žiniasklaidos eina toksai, kad ir tai Malinauskai visi tapinai, visi, ta prasme, kad tipo net ir pati policija viešina savo Facebook'o tinklalapį, kad čia taip ir reikia ir viešino, jie pažeidžia. Puteikis šiandien susakė, kad jie pažeidžia žmogaus teisų konvenciją, nes sulaikytų asmenų ar nuteistų negalima viešinti vaizdų. Nuotraukų nieko, jos galima viešinti tik tai tuo atveju, kada, ta prasme, paieškoje yra žmogus. O čia paviešino pati policija ir žiniasklaida ir Pati policija paviešino. tavo nuotrauka daryta jų mašinoje. Iš to boksiko? Jo, iš busiukėje tu sėdi, bet jau be akinių, ta prasme, jau matosi ant veido žymės ir, ta prasme, ir tą nuotrauką jie paviešino, išplatino. Tai čia mentai dar kartą prasileido. Dėl... Nes jie negalėjo, tai čia pridėt aš sulaikytas, čia mentai stipriai prasileido. Tai čia ir žiniasklaida paviešino, ir pati policija paviešino, ir jų argumentas, tipo, viešas asmuo, tai ir istorija tegul būna vieša. Tai va būtent, viešas yra asmuo, yra policininkas, kuris ateina su kauke. Tai jisai yra viešas asmuo ir su kauke ateina banditai tik tai.
Nu jo, čia užvirs košė dabar, žinok. Nu ir liuk. O pas tave buvo greitoji atvažiavus naktį? Ne, nekvietė, atsisakė, man tik kviesti. Aš kviečiau. Nu, karočią, moku. O kaip vaikai mano ten, sakėm, apsiramino? Jo, apsiramino, žinok, taip viskas lygtai normaliai, aišku, to šoko yra, bet viskas lygtai normaliai. Reikia, blėt, o ten mentas tas per vaiko pusę atsidaręs durelės, lenda telefoną atsiminės. Dabar jau tu Kaune viršai vyriausias. Tavęs dar niekas neišbraukė, žinai. Nu, iki.